ta prasme, kriminalinį pasaulį jinai labai gerai yra. Ir jeigu pasižiūrėt, pavyzdžiui, kitą kultūrą, kuri absoliučiai nieko nėra sukūrus pasaulį, dabar nustepsi, tai yra Romos kultūra. Romėnų kultūra. Pasakykit, ką jie sukūrė. Nieko, žinok. Įnešė, kas svarbiausia reketininkams? Tik tai tarpusavio santykiai. Kad būtų gerai teisiškai, tai va, tai įnešė teisę. Jeigu galim, bet tik tam, kad tu neįsižudytum tarpusavį. Kad tu remtumai susitarimais. Kaip aš kalbėjau, čia nebuvo centralizuota, visiškai kita valdymo modelis. Visiškai kitas valdymo modelis buvo. Jisai nebuvo toksai labai reaguojant. Vat klajoklių, arba va tų ginkluotų grupuočių, sakykime, reketinių, karinių, jinai labai greitai reaguojanti. Ir jinai iš esmės neturinti konkrečios, pavyzdžiui, Roma neturėjo tėvynės išskyrus miestą vieną. Romos. Nėra Romos tėvynės ir Romos tapatybės nebuvo. Buvo keltai ar begalai, kurie gyveno gale Sarmatijos ir iškeliavo iš tos pačios Sarmatijos. Yra mūsų pusbroliai, jeigu taip pasakyti. Tik tiek, kad anksčiau išėjo ir ten prasidėjo kalbinės mutacijos ir susikūrė atskira kalba, nežiūrint tai, kad daug galva, kraujas ir visa kita, tie patys pas mus žodžiai. Labai midus tenai ir daug kitokių žodžių. Tai yra Nemunas netgi turim žodį tenai. Dievybė. Nemune. Tai šitą, kas gavosi, ta vat karinė ideologija arba prekybininkų ideologija, kuri surišta su greitais tokiais išpoliais, dar kažkom, tai ir gera pozicija ir viskas. Jie tik gerai susipozicionavo ir tam pačiai įvyko Punų karai, ten 300 metai prieš Kristų, tenai 200, kur iš esmės susiformavo karinė valstybė. Pavyzdžiui, jeigu net pasižiūrėt, ką Romos imperatorius veikia, tai jis iki 170 kartais dienų net praleisdavo amfiteatre, kuriame žmonės pjaudavo vienas kitą. Ne krepšinį žaisdavo, bet gerklę pjaudavo, gladiatorių kovos. Ir visiškas, ta prasme, visiškai karinė religija, karinė ideologija, klajokliška ideologija, kuri neturi šaknų absoliučiai jokių. Net geriau ten pasakymas susijungia dangui su esančiais protėviais. Pas mus buvo su žeme viskas surišta, Vėlė, Vėlėna, viskas Vilnius net su Vėlės, Vėlių miestas yra, Vėlino miestas. Vilnelė ir visa kita, Veltis, Velnes, čia yra tas pats pavadinimas. Ir ta pati funkcija. Kas gavosi, va ta ideologija karinė, jinai kaupė resursus ir va peržengti po, tai buvo įsivelti galų į karą iš esmės su Sarmatija. Cezaris ką daro, jis jau žinojo, ten vyko konfliktai tarp Egipto, tarp tų prekybinių valstybių, Graikijos, ir tai nelietė Sarmatijos, kol jie neįžengė į keltų žemės. Bet į keltų žemės įžengė per priedangas ten visokias ir panašiai, tipo gindami vienus keltus nuo kitų, iš tikrųjų ten nieko nereikėjo, bet per 10 metų iki 7 milijonų gyventojų žuvo nuo Cezario. Ir tada, kai sarmatai sureagavo jau į tą romėnišką, kai jau užėmė galus, bet jie ir Dakus. Po Dakų visą Romą, Trajano tos kolonos ir visą Romą, kokią mes dabar turim, tai yra už sunaikintos Dakijos turtus. Vien iš Sarmagetužės romėnai išvežė 60 000 tonų aukso. Užėmė Dakiją apie 100 metus po Kristaus. Jie užėmė visą ir visą va tą, ką mes turim Romai, tai yra iš vogtų pinigų. Visa šiuolaikinė Roma, ne šiuolaikinė, bet ta antikinė Roma, taip vadinu, yra pastatyta už Dakijos biudžetą. Bet tik tiek problema, kad išžudė vietinius gyventojus, vyrus. Ir ten net oficialiai galite pasižiūrėti ant Trajano kolonos, kaip vyrams galvas ir mokėdavo kareiviams už atneštą vyro galvą. Ir todėl, kadangi ten buvo nerealios aukso kasyklos, viskas, karas turi tik ekonominės priežastis. Tai privežė iš Indijos, iš Arabijos, iš Afrikos daug žmonių, todėl tie vadinamieji čigonai, dar kažkas ten ir atsirado. Bet tai yra romėnų politikos pasekmė, nes išžudė vietinius gyventojus. Tiesioginio, nerealaus masto genocidas. Bet tai jeigu valdovas 160 dienų praleidžia žiūrėdamas, kaip žmonės žudo, o likusias dienas praleisdavo pats žudydamas. Tai kai Dakija žlugo ir Sutrakija ir Galai, tada Sarmatų žemėse prasidėjo judėjimas. Gotų judėjimas. Arba Gojų judėjimas. Tada jau Gotų arba Gojų vieni buvo visi Gotai arba Vistulės Gotai. Tai yra iš Prūsijos išėję maždaug apylinkį, o kiti buvo Ostrogotai arba Istros Gotais, tai Dunojaus Gotai. Vat ir jie atėjo į Romą, nebuvo tautų kraustymas, buvo karas. Ir Gotas, Gojus tai yra ne tautybė ar tapatybė, bet yra pašaukimas vėl. Tai buvo kaip karių
vagoti, su dar ten visokiais kalbiniais dalykais surišta yra. Ir vienas iš gražiausių turbūt žemėlapių Lietuvoje saugomų yra Nikolajaus Kuziečio 1450 metų žemėlapio kopija, kuri saugoma Vilniuje. Ir čia labai aiškiai matoma, kaip mūsų pasaulėžiūra kartu ir valstybė traukiasi, plečiantis krikščionybei. Ir tas gražus pavadinimas Sarmatija, arba Sarmata, kurį mes iki pačiol naudojame, žmonėms tampant vis labiau besarmačiais, traukiasi ir traukiasi. Ir dabar, jeigu jūs pasižiūrėsite į šitą žemėlapį, pamatysit, jog tarp Prūsijos, kuri jau krikščioniška, tarp Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, kuri taip pat jau krikščioniška 1450 metais, ir Livonijos, kuri buvo krikščioniška, mes randame paskutinį lopinėlį Sarmatijos, kuri vadina Sarmatija Terra in Europa. Tai yra paskutinė Sarmatų žemė, Getija, dabar vadinami žemaičiais, tuo metu getais, ir Sarmatų pasaulėžiūra. Jis susitraukia iki to, kad mes beturim tik tai kartografiją.